Mūsų laiko juosta jau patyrė tam tikrus poveikius, kurie jau įvyko. Tai informacija, kurią gavau iš medžiagos esančios Magetic viduje. Mūsų realybė, mūsų laiko juosta dabar jaučia pasiekmes dėl to, kiek daug kelionių laikų buvo atlikta. Kiekvieną kartą, kai jie grįždavo į praeitį, jie sukeldavo nedidelius paradoksus, kurie susikaupė į mūsų dabar suvokiamą realybę. Yra žmonių, kurie gyvena kitoje laiko juostoje daug metų priekyje mūsų, koegzistuodami realybėje. Mes turėjome su jais bendrauti privačiai ir panašiai. Mes turėjome konkretų darbą, kurį privalėjome atlikti. Ir tai buvo mokslinis darbas paimti mėginius. Pirmajame vaizdo įraše parodžiau jums sukrečiantį Dan Barish atvaizdą po to, kai jis prabilo viešai. Tuo metu tai buvo kažkas, ką radau Reddit, nieko patvirtinto, bet dabar radau kažką naujo ir tai privertė mane į viską žiūrėti labai rimtai. Praleidau 20 metų. Šie žmonės nepažįsta Džeko. Niekada nesiveržiu jiem aiškinti, kuo jie turėtų tikėti. Bet jie ateina pas mane, verkšlendami. Pasakyk man tiesą. O aš jiems sakau, jie atsako, o ne, kada paskutinį kartą jie buvo sumušti, kada paskutinį kartą kas nors, žinote, paspaudė savo ranką po koją. Ką jie žino? Aš buvau tas, kuris buvo įstumtas į tą švarę sferą, aš buvau tas, kuris turėjo susidurti su tuo, su kuo turėjau susidurti aš. Jie to nepadarė. Reikia daug drąsos viešai sakyti tokius dalykus ir kaip matote, jis už tai sumokėjo kainą. Jei tai būtų suklastota, vargu ar kas nors apskritai būtų nutikę. Bet žmogau, tos nuotraukos iškart po to, kai jis prabilo viešai. Tai tikrai priverčia susimastyti. Ir tai pakeičia tai, kaip klausaisi jo tolesnių žodžių. Ką reiškia P45? Tai reiškia, kad jie yra iš ateities, 45 000 metų priekyje mūsų. Atskira laiko juosta nei ta, kurioje esame dabar, laiko juosta, į kurią galėtume pereiti iš ten, kur esame dabar. Būsiu atviras, ši tema mane sukrėtė labiau nei tikėjausi. Pastaruoju metu vis dažniau girdžiu šią kelių laiko juostų idėją, o šiame vaizdo įraše Danas žengia dar toliau, kas dar labiau stebina. Tiesą sakant, manau, kad jis atskleidžia per daug. Tokios informacijos paviešinimas susijęs su didelė rizika. Jis netgi pasakoja, kad dalyvauja Magetic. To nesitikėjau. Taigi, sakote, kad Magetic valdo slapta draugija. Na, pati Magetic buvo garsiausia slapta draugija, nusileidžianti turbūt tik masonams. Ir yra daug masonų, kurie priklauso Magetic. Šios susijusios slaptos draugijos kaip Škotų brolyje ir Jorko brolyje. Tada įsilieja į slaptą draugiją žinoma kaip Magetic. Magetic arba Magetic 12 turėjo būti slapta grupė JAV vyriausybės viduje, sukurta po Antrojo pasaulinio karo, skirta spręsti klausimus, kurie netelpa į įprastus karinius ar mokslinius kanalus. Jis sako, kad jų darbas bent jau popieriuje buvo tvarkyti informaciją, kuri buvo laikoma per daug jautria, per daug keista ir per daug destabilizuojančia viešumai. Dabar, jei ieškote Magetic internete, daugumoje šaltinių rasite teiginius, kad tai klastotė, kad tai netikra ir nėra jokių patikimų įrodymų. Bet būkime akimirką atviri. Jei kažkas panašaus tikrai egzistuotų, ar manote, kad galėtumėte rasti aiškius atsakymus paprastoje Google paieškoje, tokios grupės nepaliktų švarių pėdsakų. Jos nebūtų dokumentuojamos viešai, o su žmonėmis, kurie apie jas kalba, nebūtų elgiamasi maloniai. Jie būtų kvestionuojami, diskredituojami arba puolami. Tiesiog taip tokie dalykai paprastai veikia. Danas sako, kad Magetic buvo finansuojama per vyriausybės struktūras, tačiau ji veikia kaip įprasta vyriausybės agentūra. Ji neatsiskaitė įprastu būdu. Ji nepriklausė aiškiai politiniai valdžiai. Vienas kritinis momentas, kuriame pasak jo jis dalyvavo, buvo T9 konferencija. Tai buvo uždaras susitikimas Naujoje Meksikoje, kur vyko oficialios derybos tarp kelių grupių iš skirtingų laiko juostų. Dalyvavusios grupės buvo apibūdinamos kaip ateities žmonių grupės, ne viena grupė, o kelios turinčios skirtingą kilmę ir skirtingus vystymosi kelius. Viena iš šių grupių buvo pavadinta P45, apibūdinama kaip esanti 45 000 metų priekyje mūsų. Kas yra T9 konferencija, kalbantis su nežemiškomis būtybėmis ir mūsų sąveikos su jomis metu nuo 1950-ųjų buvo sudaryta eilė sutarčių tarp jų ir mūsų. Jų reiškia ateities žmogaus intelektą, keliautojus laiku, ateivius pagal, jie yra žmonės, jie yra žmonių giminės, jie yra žmonės. Nors tas žmogus yra kitoks, nei mes tikėtumėmės pamatyti, bet vėlgi, jei pažvelgtume į istoriją, šiuo metu pripažinta žmonijos evoliucijos istorija, jei kas nors užeitų į neandertaliečių rengiamą konferenciją, ar tai neapstulbintų. Lygiai taip pat galima apstulbti užėjus į konferenciją su šiais džentelmenais.
T9 konferencijos tikslas buvo nustatyti ir pakoreguoti susitarimus tarp dabartinių institucijų ir kelių ateities žmonių grupių, kurios pagal jį galėjo sąveikauti su mūsų laiko juosta. Šios grupės buvo pristatomas kaip ateities žmonijos šakos, skirtingi tos pačios rūšies rezultatai, suformuoti labai skirtingų sąlygų per ilgą laiką. Danas aprašo 3 pagrindinės grupės, viena iš jų yra P45. Ši grupė apibūdinama kaip likusi iš laiko juostos esančios maždaug 45 000 metų priekyje mūsų. Jie pristatomi kaip technologiškai pažengę, bet vis dar santykinai biologiškai stabilūs. Kita grupė vadinama P52. Jie buvo maždaug 52 000 metų priekyje mūsų, suformuoti sunkesnių ilgalaikių sąlygų, įskaitant aplinkos ir biologinį degradavimą. P52 linijoje Danas aprašo 2 pogrupius. Viena iš jų dažnai vadinama J-ROT. Jie apibūdinami kaip biologiškai trapūs, fiziškai silpni ir labai priklausomi nuo technologijų, kad išgyventų. Jų genetinė struktūra laikui bėgant degradavo, todėl jie vis labiau pasikliauja dirbtinėmis sistemomis. Kitas P52 pogrupis vadinamas orioniečiais, kartais dar vadinami nordikais arba tal. Jie apibūdinami kaip aukštesni, fiziškai tvirtesni ir biologiškai stabilesni nei J-ROT, išsivystę kitų išgyvenimo keliu. Taigi, šios ateities grupės savo laiko juostoje susidūrė su ilgalaikiu biologiniu kolapsu ir ieškojo būdų tam procesui stabilizuoti ar pakreipti atgal. Štai čia atsiranda vadinamasis lotus principas. Lotus apibūdinamas kaip biologinis arba energetinis procesas susijęs su vystymusi, neurologinė funkcija ir ilgalaikiu genetiniu stabilumu. Jis pristatomas kaip kažkas reto, sunkiai prieinamo ir itin svarbaus ateities grupėms. Danas apibūdina lotus kaip biologinę sistemą, kažką, kas sąveikauja su gyvybe pačiame pamatinėme lygmenyje, ir čia jo kaip biologo vaidmuo tampa svarbus. Majetic tyrė projektą lotus kaip biologinį ir aplinkos procesą. Jis prasidėjo nuo matavimų atliktų vietovėse, kuriuose gausu silicio mineralų, kur buvo galima aptikti neįprastus elektromagnetinius dėsningumus. Šie dėsningumai nebuvo atsitiktinis triukšmas, jie rodė struktūrą pasikartojančią ir vidinę dermę. Dar svarbiau, jie sąveikavo su gyvomis ląstelėmis. Kontroliuojamas laboratorinėmis sąlygomis, šių signalų poveikis sukėlė išmatuojamus biologinius efektus. Ląstelės pakeitė savo elgseną. Tai rodo, kad lotus nebuvo prietaisas ar technologijos dalis, o natūralus procesas glūdintis aplinkoje, galintis paveikti biologinės sistemas pamatiniu lygmeniu. Laikui bėgant iškilo rimtesnis klausimas. Jei toks procesas gali paveikti ląstelių funkcijas, vadinasi, jis taip pat gali paveikti ilgalaikį genetinį stabilumą, vystymąsi ir degeneraciją per kartas. Štai kodėl lotus tapo svarbus. Ateities grupės norėjo prieigos prie lotus, nes jis galėjo padėti stabilizuoti jų genetinį nuosmukį. Mainais jo sukūrė informaciją apie būsimus įvykius, apie ilgalaikius rezultatus, apie tai, kas nutinka, jei pasirenkami tam tikri keliai. Būtent tai daro šią istoriją nejaukią. Mes turėjome su jais bendrauti privačiai ar panašiai. Mes turėjome konkretų darbą ir privalėjome jį atlikti. Ir tai buvo mokslinis darbas paimti mėginius ir tada tirti mėginius atgaliniai inžinerijai, naudojant šviesą atkuriančias cheminės medžiagas. Idėja buvo išgydyti ligą, kuria serga jis ir jo žmonės, 52 linija. 52 ir tai, ką mes bandėme daryti iš pradžių, šiek tiek pereinant prie biologijos. Mes bandėme tiesiog nuplėšti išorinę citoplazmą nuo ląstelių ir sukurti ląsteles, kurios veiktų savarankiškai. Tada suprasti tas ląstelės biochemiškai, genetiškai, kad tos ląstelės vėliau galėtų būti vėl pridėtos kaip transplantantas, bandant sušvelninti neuropatiją. Idėja apie kelias laiko juostas neprasidėjo nuo Dano, tai jau egzistuoja fizikoje. 1950-aisiais Hugas Everettas pasiūlė tai, kas žinoma kaip daugybės pasaulio interpretacija. Idėja, kad realybė nesubliūkšta į vieną vienintelį rezultatą, o šakojasi į kelias galimas baigtis. Vėliau tokie fizikai kaip Davidas Deutschas išplėtojo šią mintį ir traktavo lygiagrečias laiko juostas kaip rimtą teorinį modelį. Pagal šį požiūrį realybė nėra viena tiesi linija, judanti į priekį. Tai šakota bendrai egzistuojančių galimybių struktūra. Ši idėja pasirodo ir už fizikos ribų.
Bėgant metams įvairių žmonės susiję su įslaptintomis programomis, žvalgybos agentūromis ar pažangiais tyrimais kalbėjo apie laiko juostas, lygiagrečias įvykių versijas ir besišakojančius rezultatus. Vieni juos vadina laiko juostomis, kiti lygiagrečiais pasauliais. Dar kiti juos apibūdino kaip alternatyves tos pačios realybės versijas. Iš esmės sakote, kad yra dvi laiko juostos. Žinau, kad tikrai žinote apie fizikų darbus, kurie sako, žiūrėkite, jei gali būti dvi laiko juostos, gali būti ir 2 milijonai. Na, ar mes iš tikrųjų neturime 3 ar 4? Aš aptariu 24 tūkstantuosius, 45 tūkstantuosius, 52 tūkstantuosius metus ir dabartį. Kiek tai yra laiko juostų? Kadangi šie žmonės savo laiko juostoje judėjo tiesiškai, mes tai tiesiog norime vadinti antrąją laiko juostą. Tai reiškia, kad nėra kitų poveikių ar persidengimų, kurie vyksta skirtingose realybėse, net jų pačių laiko juostų metu. Tiksliai, jūs kalbate apie tai, kad, pavyzdžiui, P45 laiko juosta netiek nustos egzistuoti, kiek jie iš tikrųjų atsiskirs nuo mūsų realybės ir taps labiau lygiagrečia realybė, o nesusikertančia. Kiek suprantu, žmonės, kurie buvo prieš, tai būtume mes pagal jų istoriją ir žmonės, kurie buvo po, egzistuoja kaip tiesus laiko vektorius. Vėliau fizikai tokie kaip Bryce'as Devitas, Sinas Karolas ir Maksas Tegmarkas plėtojo ir aptarinėjo šią idėją pasitelkdami šiuolaikinę fiziką. Jie prie to priėjo iš skirtingų kampų kvantinės mechanikos, kosmologijos ir matematinės realybės struktūros. Realybė gali nebūti vienas linijinis kelias, be to, bėgant metams daugelis kitų tyrėjų, filosofų ir teoretikų nagrinėjo panašius modelius, naudodami kitokią kalbą, struktūras ir prielaidas. Ši idėja taip pat siejasi su tuo, kaip pats laikas apibūdinamas fizikoje. Alberto Einšteino reliatyvumo teorija laiką traktuoja kaip keturmatės struktūros vadinamos erdvėlaikių dalį, kur praeitis, dabartis ir ateitis egzistuoja tose pačiose geometriniuose rėmuose. Simpsonų pranašystės. Ir štai kas priverčia žmonės jaustis nepatogiai, nes yra vienas serialas, kuris nuolat teisingai nuspėja ateitį, Simpsonai. Taip tiksliai ir taip anksti, kad daugelis pradėjo klausti, ar jie ne tik prognozuoja, bet ir turi prieigą prie jos. Štai konkretūs pavyzdžiai. Donaldas Trumpas, kaip jav prezidentas, pasirodė seriale 2000 metais, pareigas pradėjo eiti 2016. Vaizdo skambučiai per laikrodžius pasirodė 95 metais, Apple Watch tapo įprasti 2015 metais. Mobilieji vaizdo pokalbiai pasirodė 95 metais, FaceTime paleistas 2010 metais. Juokeliai apie automatinį klaidų taisymą pasirodė 94-ais, išmanieji telefonai tai plačiai pritaikė po 2007-ųjų. Jutikliniai telefonai pasirodė 95-ais, atkeliavo 2007-ais. Savavaldžiai automobiliai parodyti 2010-ais, tikrieji bandymai viešai pasirodė apie 20 metus. Pristatymo robotai pasirodė 2014-ais, miestai pradėjo juos naudoti 2021-ais. Virtuali realybė pasirodė 97-ais, plačiam vartotojui prieinama tapo apie 2016-us. Juokeliai apie skaitmeninius pinigus pasirodė 97-ais, Bitcoin startavo 2009-ais. Disnėjus perkantis Fox pasirodė 98-ais, sandoris sudarytas 2019-ais. Masinio sekimo temos pasirodė 98-ais, Snowdeno nutekinimai tai atskleidė 2013 metais. Juokeliai apie Graikijos finansinį žlugimą pasirodė 2012-ais, Graikija tapo nemoki 15 metais. Laboratorijoje užauginta mėsa pasirodė 99-ais, restoranuose pasirodė iki 2020-ųjų. Civiliniai dronai pasirodė 2005-ais, tapo įprasti po 2013. Juokeliai apie Marso kolonizaciją pasirodė 94-ais. SpaceX rimtus planus pradėjo apie 2020-us. Lady Gagos pasirodymas parodytas 12-ais, ji tai padarė 2017-ais. Higgso bozonas paminėtas 98-ais, CERN tai patvirtino 2012-ais. Ginčai dėl balsavimo mašinų pasirodė 2008-ais, jie dominavo antraštėse 20 metais. Veido atpažinimo juokeliai pasirodė 2003 metais, viešoje erdvėje išplito iki 2018. D sukurtas menas pasirodė 2004-ais, tapo masiniu reiškiniu 22-ais. Balso asistentai pasirodė 98 metais, Alexa paleista 2014-ais. Išmanieji akiniai pasirodė 2002-ais, Google Glass pasirodė 2013-ais. Projektas Looking Glass, stebėtojo stiklas. Dabar grįžkime prie Dano Burišo istorijos. Jis paminėjo kažką vadinamą projekto Looking Glass. Tai apibūdinama kaip sistema skirta stebėti galimas ateities baigtis, neprognozuojant vieną fiksuotą ateitį, o modeliuojant daugybę galimų laiko juostų, pagrįstų dabartinėmis sąlygomis ir sprendimais.
Idėja tokia, kad realybė juda ne vieno rezultato link, o į besišakojantį galimybių rinkinį ir ši sistema buvo sukurta tai struktūrai ištirti. Looking Glass apibūdinamas kaip pažangių skaičiavimų ir fizinio modeliavimo derinys, imituojantis, kaip įvykiai gali klostytis laikui bėgant. Skirtingi kintamieji duoda skirtingus rezultatus, leidžiant kelias galimas ateitis palyginti vieną šalia kitos. Laikų bėgant tai sukuria kažką panašaus į trajektorijų žemėlapį, rodantį, kurie keliai stabilizuojasi, kurie išsiskiria, o kurie linkia žlugti. Jūs turite tą Looking Glass technologiją, kurią jie naudoja, ir jūs prisidėjote prie jos atradimo. Ar jūs dalyvavote? Ne. Tai originali technologija, kuri buvo išgauta iš senovinių cilindrinių antspaudų žmonių iš mūsų ateities, kurie mums ją pateikė. Turit omenyje P45 atstovus? Gerai, bet žmonės iš mūsų gimtosios. Teisingai, mes neturėtume šios puikios technologijos, jei ji nebūtų buvusi pasieta mūsų praeityje, kad galėtume ją naudoti dabar. Danas mini, kad Looking Glass iš pradžių buvo pagrįstas labai senų instrukcijų rinkiniu, kaip pasiekti natūraliai susidarančias Krimgraužas wormhole, tame, ką jis vadina hipererdve. Tos instrukcijos nebuvo traktuojamos kaip mitologija, o kaip techninis vadovas. Įranga buvo sukurta pirmiausia sekant tomis instrukcijomis ir tik vėliau ji buvo modifikuota ir tobulinama per eksperimentus. Laikui bėgant tai leido atrasti, kad sistemą galima naudoti kaip savotišką stebėjimo stiklą, būdą stebėti skirtingus tiek ateities, tiek praeities aspektus. Jis sieja tas originalias instrukcijas su senoviniais cilindriniais atspaudais, kurie, pasak jo, šiek tiek ankstesni už šumerų laikotarpį ir vėliau buvo perrašyti į šumerų antspaudus. Sakyčiau, kad jie yra šiek tiek ankstesni už šumerų laiko tarpą, bet dalis informacijos atėjusias iš cilindrinių antspaudų, kurie yra šiek tiek ankstesni už šumerų laiko tarpą, vėliau buvo perrašyta ir Samarijos antspauduose. Ir tie cilindriniai antspaudai. O taip. Ir kiek žinau, tie cilindriniai antspaudai visi buvo gauti iš Irako. Kai kurie iš Irako, taip. Kai kurie iš kitų, iš Egipto. Kai kurie iš kitų šalių, kuriuose jie buvo saugomi. 2012 ir laiko technologijų išjungimas. Šis interviu buvo įrašytas 2006 metais, didelį dėmesį skiriant tam, ko buvo tikimasi apie 2012 metus. Buvo nerimaujama dėl artėjančio energetinio įvykio, didelio masto Žemės ir Saulės sąveikos, bei to, kas buvo apibūdinta kaip galaktinės energijos srautas einantis per planetą. Manoma, kad vien šis įvykis sukeltų stresą Žemės sistemoms, tačiau tikrasis nerimas buvo dėl to, kas nutiks, jei ši energija sąveikaus su aktyvia technologija, ypač technologija skirta stebėti, modeliuoti ar sąveikauti su erdvėlaikiu. 19% tikimybė su 85% pasitikėjimo rodikliu, kad gali vykti geofizinė katastrofa. Tai vis tiek reiškia 81% tikimybę, kad ji neįvyks, tačiau į riziką nebuvo žiūrima pro pirštus, nes galimo rezultato mastas buvo kraštutinis. Aprašyta katastrofa buvo pasaulinis geofizinis poslinkis, paveiksiantis Žemės plutą ir sukeliantis masinę žūtis. Buvo bijoma, kad ankstyvos sistemos gali išprovokuoti ar sustiprinti tą procesą, kad jos gali paveikti galimybę tikrumu. Štai kodėl buvo nuspręsta visiškai išjungti technologiją, išardyti jos komponentus ir pašalinti iš naudojimo. Tikslas buvo leisti tam laikotarpiui praeiti be technologinio įsikišimo, veikiančio erdvėlaikį. Na, tokios temos priverčia mane abejoti realybę. Šie informatoriai, Mandelos efektas, Simpsonai ir tai, kad vis daugiau mokslinių kalba apie kelias laiko juostas ir nelinijinį laiką. Žinau, sunku net įsivaizduoti kažką panašaus. Vėlgi, aš nesu čia tam, kad sakyčiau jums kuo tikėti, aš tiesiog rodau jums informaciją. Tai jūsų atsakomybė pasigilinti, atlikti savo tyrimą ir nuspręsti, kas jums atrodo logiška. Ačiū, kad likote iki galo. Na, draugai, geriau už autorių ir nepasakyčiau. Aš jums tik rodau informaciją. Rodau, kad štai, ir taip gali būti. O toliau mąstykim. Nes realybė yra toliau už mūsų supratimo ribų. Kad ir kas ką besakytų. Na, o jums, brangieji, dėkui už dėmesį ir iki greito.